Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Kainas pasitraukė. Po to Kainas paliko Viešpaties artumą ir apsigyveno klajoklių krašte į rytus nuo Edeno. Pradžios knygos 4 skyriaus 16 eilutė. Dievas suteikė Kainui galimybę atgailauti už savo nuodėmę. Jis žinojo, kokį didelį nusikaltimą padarė ir melą, kurį ištarė tam, kad jį nuslėptų, tačiau savo viduje jis liko maištingas, todėl nuosprendis nebegalėjo būti toliau atidėliojamas. Nežiūrint į tai, kad Kainas už savo nusikaltimus užsitarnavo mirtį, vis tik gailestingas kūrėjas išsaugojo jo gyvybę ir suteikė jam galimybę atgailauti. Bet Kainas ir toliau gyveno užkietinęs savo širdį, skatindamas sukilimą prieš Dievą ir tapdamas galvą pasitikinčią savimi. Šis vienas neatgailaujantis nusidėjėlis, vadovaujamas šėtono, tapo kitų gundytojų. Jo pavyzdys ir demoralizuojančios įtakos jėga buvo tokia, kad žemė taip prisipildė ištvirkavimų ir prievartos, kad šaukėsi savo sunaikinimo. Dievo prakeiktas, Kainas pasitraukė iš savo tėvo namų. Kainas pasitraukė iš Viešpaties akivaizdos. Paniekinęs pažadą apie atkurtą Edeną, jis ieškojo pasitenkinimo ir turtų nuodėmės prakeiktoje žemėje, tapdamas galva didelės klasės žmonių, garbinančių šio pasaulio Dievą. Jo palikuonys turėjo išskirtinę įtaką medžiaginiam ir žemiškam progresui. Tačiau jie nepaisė Dievo ir priešinosi jo valiai dėl žmogaus. Brangus klausytojai, išsaugodamas žmogžudžio Kaino gyvybę, Dievas davė pasauliui pavyzdį pasekmių, laukiančių nusidėjėlių, jei jiems būtų leista nežabotai daryti blogį. Dėka Kaino apmokymo ir pavyzdžio įtakos, minios jo palikuonių atsidavė nuodėmei, kol žmonių nedorybės taip išaugo žemėje ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikta. Kaip Kainas pasitraukė iš Viešpaties akivaizdos, ieškodamas savo namų, kaip sūnus palaidūnas klajojo po tolimą šalį, taip ir nusidėjėliai ieško džiaugsmo, ignoruodami Dievą. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.